Sveiki jaunieji stalo žaidimų entuziastai. Šiandien išmoksime žaisti linksmą detektyvinį bendradarbiavimo žaidimą Domas ir Tomas mokyklos detektyvai. Žaidimas skirtas 1-6 žaidėjams ir jis nukels į spalvingą Tomo Dirgėlos jaunųjų mokyklos detektyvų pasaulį. Žaidimą sudaro iš 22 dalių susidedanti žaidimo lenta, 12 bylų ir jiems skirtas bylų vokelis, bylų knygelė, 6 veikėjų kortelės ir veikėjų figūrėlės. Taisyklių priminimo korta su žaidėjų energijos žymekliu, smėlio laikrodukas ir 10 laikrodžio žetonų, 24 užuominų žetonai, 3 kauliukai, mokyklos darbuotojų atmintukas, taisyklių knygelė. Norėdama pasiruošti žaidimui, žaidimo lentą sudedu tamsiąją pusę į viršų pagal taisyklių knygelėje esančią instrukciją. Šio žaidimo metu mėginsime išspręsti antrą bylą, todėl visas bylos kortas dedame į bylų vokelį. Sudėjusi pasirinktos bylos kortas į vokelį, perskaitau bylos pradžią. Pirmoji bylos korta dar kartą primena, kokią bylą sprendžiame, o kitoje kortos pusėje matote veikėjus, kurie gali išspręsti šią bylą, bei kiek reikia laikrodžio žetonų uždėti ant smėlio laikrodžio. Antros kortos viršuje nurodyta, kokį žetoną ir ant kurio kabineto reikia padėti. Dėl šiuo atveju dedu šauktuko žetoną ant lietuvių kalbos kabineto. Esame pasiruošę žaidimui ir galime imti šio detektyvo sprendimų. Žaidimas vyksta raundais. Kiekvieno raundo pradžioje ridinami 3 kauliukai ir pažymama bendra visų tyrėjų turima energija. Viskas, ką mums reikia žinoti, nurodyta kiekvienos bylos kortose. Tad būkite atidūs ir sekite bylos kortas ir užuominas. Prisiminkite šį svarbų kortų žymėjimą. Energija naudojama judėjimui tarp patalpų, žetono paėmimui, patalpos atidarimui ir bylos kortelės paėmimui, jei tai nurodo žaidimo sąlygą. Nepamirškite tartis tarpusavyje ir nuspręsti, kurį tyrėją į kurią patalpą siųsti geriausiai. Beje, tyrėjo ėjimas baigėsi, kai perskaitoma bylos kortelė. Tuomet ėjimą atlieka kitas tyrėjas. Pavyzdžiui, aš savo ėjimą noriu atlikti su upe. Einu per koridorių į lietuvių kalbos kabinetą ir sunaudoju 3 energijos vienetus. 1, 2, 3. Dar noriu paimti žetoną ir atidaryti kabinetą. Taip sunaudojau dar 2 energijos vienetus. 1, 2. Paėmusi žetoną garsiai perskaitau, kas parašyta kortoje ir įvykdau nurodytą sąlygą. Gerai apžiūrėjusi lietuvių kalbos kabinetą, apverčiu kortelę, nes tai nurodyta šios kortos apačioje. Garsiai skaitau kitą kortos pusę ir įvykdau jos apačioje nurodytą sąlygą. Ši korta nurodo padėti 5 klaustukus ant joje išvardintų patalpų. Atkreipiu dėmesį, kad kortelę galėsiu atversti tik tuomet, kai aplankysiu šias patalpas. Sekdama kortas, stengiuosi išspręsti bylą tol, kol nesibaigia jai išspręsti skirti raundai. Raundas baigėsi, kai baigėsi jam išspręsti skirtą energiją. Tuomet vienas laiko žetonas lenkamas žemyn ir pradedamas naujas raundas. Naujo raundo pradžioje ridenami kauliukai ir žymima naujai gauta energija. Jei žaidimo metu jums baigėsi laikrodžio žetonai, nenusiminkite ir drąsiai baikite spręsti bylą. Žaidimas baigiamas, kai tyrėjams pavyksta išsiaiškinti, kas nutiko miestamiesčio mokykloje. Ar jums pavyks išspręsti visas bylas ir tapti šauniausiu mokyklos detektyvu?